klausau. Labas, Rūtelė. Labas. Tu kaip gėlytė, žinok. Kaip kas? Kaip gėlytė, sakau, tu esi. Nesuprantu. Kaip nesupranti? Kaip kas? Kaip gėlytė, kaip gladiolė. Kaip gėlytė? Taip. O kas man čia skambina? Skambina Mariukas. Mariukas? Mariukas. Mariukas, palauk, reikės gamyti kažkaip per Mariukas. Bet ne traktoriukas. Ne traktoriukas, Mariukas. Gėlytė, klausyk, kažkaip jaudinos šiek tiek. Tai ko tu jaudinėsi? Trūksta žodžių išreikšti tavo grožį. Mano grožį. Malonu girdėti. Tu žinojai, kad esi mano, pavyzdžiui, net ne pavyzdžiui, čia galiu pasakyti, mano svajonė per gražiai per paprastai pasakyta. Aha. Tu esi mano mūza. Tobula mūza, kurią norėčiau turėti savo glebyje. Glebyje. Malonu labai girdėti tokius. Taip, Rūtelė, aš norėčiau. Žodžius. Taip, norėčiau, kad ne tik mano žodžiai lietųsi tau į ausį, bet norėčiau, kad ir mano lūpas kada nors prisiliestų prie tavųjų. Tai gal koks Maironis atgimęs būsi? Gal. Iš tiesų norėčiau daug aš su tavim ką nuveikti, bet turbūt ne viskas įmanoma, kai... Taip, ne viskas įmanoma. Bet, Rūtelė, tu esi tikrai nuostabi moteris. Ačiū, o dabar jeigu taip jau Maironė, tai man čia taip ir liksi tik Maironiu. O kaip tu norėtum, kad aš likčiau? Tai ką, žinau, man tai tas vardas Marius, tai nelabai ką sako. O Maironis? Maironis? Maironis biškį daugiau žinok negu Marius. Rūtelė, aš žinau, kad tu esi Vilniuje. Iš kur tu žinai? Aš pažįstu savo seną gerą draugę Moniką ir ji man pasakė, kad tu liūdi. Aš liūdžiu. Pasitikė manim ir sako, paskambink. Ir kaip visada sugebi pralinksminti. Parodė tavo... Sugebėjai. Parodė tavo nuotrauką, žinok, Rūtelė. Tu galvo, ką nori, galvo, kad aš prisižiūrėjau serialų, kad skaičiau Maironį ir esu Maironio fanas, bet ne. Rūtelė, tu iš tiesų esi tokia mergina, su kuria galėčiau jau rytoj keliauti į bažnyčią. Ir tuoktis, ne? Ženytis, taip. Norėčiau 3 vaikų su tavim. O aš 4. Tu 4. Rūtelė, pats laikas jau tas vaikus pradėti gaminti, turbūt. Pats laikas, palauk, man dar biškį mokslų reikia baigti, tada galėsi pagalvoti. Galėsim. Tai, o tu pasitikė Monikos skoniu? Nelabai. Supratau. Negalvoju, kad aš esu kuprius ar kažkoks netašytas. Aš negalvoju. Aš tiesiog esu įsimylėjęs tave. Įsimylėjęs mane. O gal aš labai kokia bjauri, pikta ir... Aš mačiau tave. Bet pamatyti neužtenka. Aš girdžiu tave. Tai kas, girdėti irgi neužtenka. Aš noriu prisiliesti prie tavęs. Mane pažinti reikia. Su kuo? Tai pradedam susipažinti? Tai pradedam. Aš Rūta, tu Marius. Taip. Monikos draugas. Taip. Žinai, kai pamačiau tavo nuotrauką, kas man labai įstrigo? Tavo figūra. Man patinka tavo figūra. Mano figūra ir po mano figūra ypatinga. Man patinka tavo krūtinė. Tai jau čia jau kas be ko, jau čia jau nenustebinai, Toliau. Aš žinau, kad nenustebinau. Visi turbūt daug vyrų tavo tai tą sako, bet man patinka tavo krūtinė. Aha, toliau. Norėčiau, žinai, aš kaip mažas vaikas turbūt ant tokios paduškėlės užmygčiau. Ant vieno atsigaus, kitų užsiklot. Negalvoju, kad aš toks mažas jau. Gerai. Toliau. Man patinka tavo akys. Akys. Ir kuo tau patinka mano akys? Jos labai gilios. Kokios? Gilios. Gilios. Ir didelės. Didelės.
Man patinka tavo lūpos. Man patinka visos tavo 3 akis. 3 mano akys? Taip, čia yra metafora iš Maironio. Žinau, suprantu. Toliau, kas dar patinka? Man patinka tavo lūpos. Vertikalios ir horizontalios. O kodėl tu taip tyliai kalbi? Nes sunku kalbėti. Sunku kalbėti. Garsiai. Oro trūksta. Taip trūksta. Širdis permušinėja. Taip permušinėja. Rankos prakaituoja. Taip prakaituoja. Bėda. Žinai, ką tai reiškia? Spaudimas pakilo. Tai yra meilė. Meilė. Rūta, aš tave myliu. Tu mane myli. Nu, malonu labai girdėti. Taip. Ne kiekvieną dieną man paskambina nepažįstamasis ir pasako, aš tave myliu. Faina girdėti. Labai faina girdėti. Norėtum daug, kad vyrų paskambintų ir sakytų tau tai? Kaip sakai? Norėtum, kad daug vyrų ir kasdien paskambintų tai ir tau tai sakytų? Tai žinoma. Super. O Visą klausyk. laiką malonu girdėti gražius žodžius. Aš tikiu. Rūtelė, aš esu Vilniui taip pat. Nuostabu. Aš žinau, kad tu gyveni Fabijoniškėse. Monika man viską pasakė. Mhm. Ar leistum bent akies krašteliu, viena membrana, mažu spektrukėliu pažvelgti į tavo nuostabės akis, į tavo Gal. siluetą. Gal. Žodis gal Gal. reiškia labai neapibrėžta. Labai žiauriai neapibrėžta. Gal sakyk taip? Bet aš sakau gal. Gal tu sakyk taip? Man reikia pagalvoti. Turi 20 sekundžių. Kiek? 20 sekundžių. 20 minučių. Man sąskaita baigėsi. Kaip? Turi 10 sekundžių. 10 minučių, jau ne 20 minučių, tik 10. Sekundžių. Ai, 9, sekundžių? 8, Ne, aš taip nežaidžiu. 5, 4, 3, Aš taip nežaidžiu. 2, 1, 0. FM. Labutis, čia tave trukdo radijas, tu Zip FM. Iš Vilniaus radistai Jonas ir Rolandas. Labas, Rūta. Laikaisi? Normaliai. Guli? Ne, Už krūties laikaisi? nesilaikau. Tavo draugė Monika atsiuntė tavo telefono numerį, parašė, kad linksma tokia, ji dabar yra Vilniuje, nes ten mokosi, gyvena Fabuose ir paskambinti liepė tau. Malonu. Tai, Rūtelė, sorry, kad čia taip suintrigavom mes tave, ar kaip mes čia tave, taip nežinau, bet linkėjimai tau ir gero vakaro. Dėkui ir jums. Ikiuks. O, damn. Man suintrigavo tas, žinai, tipo, apie tą krūtinę, kur pasakė. Kad viena užsiklosi? Nu ne, sako, kad, tipo, nenuostabu. Wow, galvoju. Pataikėm, tai. Aš turiu gerą nuojautą. Čia turbūt D, jeigu galim užsikloti, arba net E. Nu, gal ne taip baisiai reikia tikėtis. Jo, kas per daug, tas nesveika, ne? Yeah.